Šiuo atveju man atrodo yra svarbiausia kalbėti apie tai, kaip jaučiasi merginos, jaunas merginos mūsų šių dienų visuomenėje ir kas daro jums įtaką. Ir taip pat dažnai prie to prisideda ir vaikinai. Arba jie kartais, aš jaučiuosi kaip mokytoja, kai jūs kalbat. Ir tada man nori sutildyti. Tai, nes dažnai vaikinai prie to prisideda, bet jie kartais pagalvoja, kad ai čia boba reikalai, aš neklausysiu, bet labai reiktų ir pačių vaikinų supratimo ir pagalbos šį klausimą kažkaip sprendžiant apie merginų savivertę ir kaip jos jaučiasi šiais laikais. Kažkaip idėja kilo visai kažkaip nesąmoningai, tai tikrai buvo tik jausminio lygmens idėja. Tai buvo grinai jausminių lygmenių ir emocinių, nes tiesiog yra taip, kad mes moteris jaučiam labai tą didelį įtaką grožio kulto visą laiką, tai žmonės pradeda kalbėti apie moterį, jie iš karto kalba apie jos ribotumą, apie tai, kokia jinai turėtų būti, ko jai negalima daryti, jinai turi būti ten susitvarkiusi, graži, per daug nekalbėti, kukli ir taip toliau. Taip pat yra kažkokie išvaizdos standartai ir visų pirma labai norisi prieštarauti tam. Nes tie yra stereotipai, kad vyras turi būti turtingas, moteris turi būti graži. Man atrodo, kad mes esame šiek tiek daugiau negu tie stereotipai. Ir kai mes bandom įvažiuoti į tą tobulos moters rėmą, kad tos lieknos, kokią vaizduoja žiniasklaida, mes dažnai susergam. Atsitinka daug negerų dalykų, taip atsiranda ir valgymo sutrikimai, ir kitos psichologinės įvairios problemos. Tai visų pirma, mes labai norėjom pasakyti, kad mes esam tokios, kokios esam, mes esam gražios ir to pakanka, ir mes esam visiškai vertos meilės, visų pirma savo. Ir tai nieko nereiškia, jeigu kiti mums nerodo kažkokių ten dėmesio ženklų arba nesugeba mūsų įvertinti, tai absoliučiai nieko nereiškia. Tiesiog mes turim mylėti save, nes visai, kai esam lygiai įpratusios galvoti apie savo nepakankamumą, žiūrėti į veidrodį ir galvoti, kad dar šiek tiek kilogramų numesiu ir čia bus gerai, arba nusipirksiu tą suknelę, jei susitaupysiu, irgi bus gerai, arba reiktų gal plastinę operaciją, kurios nors dalies pasidaryti, arba ten soliariumas ar kažkas. Ir visą laiką tai yra taip susijęs su išvaizda. O aš norėčiau pasakyti, kad gal jau dabar yra gerai, gal net nereikia tų visų dalykų. Ir tie išoriniai dalykai, kai nepriemam savo kūno, tai kažkaip nėra taip, kad tai yra kažkokia tuštybė ar banalybė, kad jaučiuosi negraži, o tai sugalvoju. Bet tai pereina ir į vidų. Aš mokykloje buvau labai kompleksuota dėl dantų, mano dantys buvo labai kreivi ir mane vadindavo žiurkė, kapledantė, lemta. Jūs juokitės, turbūt žodžiai pažįstami. Man irgi labai gerai jie pažįstami. Ir tai nėra labai maloni patirtis. Ir šie dalykai išoriniai, kurie man trukdė, jie vėliau įėjo į mano vidų. Aš pradėjau savimi labai nepasitikėti, aš negalėdavau atsiverti žmonėms, aš nedrįsdavau rizikuoti, aš nekalbėdavau viešai, aš klasėje rečiau keldavau ranką, pas mane nelabai buvo daug draugų ir taip toliau. Ir kartais, bet aš išsigelbėjau iš to, iš žmonių, kuriuos sutikau pagalbą. Bet kartais, man atrodo, kai kurie žmonės taip užsidaro ir įstumia save į kažkokį kampą, kertę, iš kurios vėliau labai sunku būna prasibrauti. Tai, iš tokio nežinau. O, beje, nepristačiau, čia yra Modesta, viena iš mūsų projektų dalyvių ir šiandien ji dėl jūsų praleidžia pamokas. Tai jūs, ką jūs pasakyti, nes ir galiu dar šnekėti. Tai gerai, šnekėsiu toliau. Kai jūs norėsit, tai jo, tada kumštelkit man. Tai, ir pavyzdžiui, aš vedžiau laidas televizijoje ir mano partneris susitvarkydavo, nusigrimuodavo, susisukdavo cigaretę per 15 minučių. Mane grimuodavo 1,5 valandos ir dar pataisimai, taip maždaug būdavo 2 valandos ir aš iš karto turėdavau bėgti į laidą. Ir aš galvoju, ar aš esu tikrai tokia negraži, kad reikia 2 valandas sėdėti ir genėti mane kaip kokį išvešėjusį krūmą. Ar tikrai aš tokia, kokia esu, aš negaliu eiti ir lipti ant scenos.
Mane labai erzina tas stereotipas, kad moteris turi būti tokia lyg akių paganimui, kad, na, nelabai ką jinai ten pasakė, neatsimenu ką jinai sakė, bet atrodė gerai. Mane tai labai erzina, nes tai nukreipia žvilgsnį nuo turinio, nes kūnas, kas yra kūnas, tai yra tiesiog mums pagalba reikštis, siekti savo tikslų, eiti jais, o turinys yra mūsų mintis ir tai, kas mes iš tikrųjų esam. O mes dabar esam labai kažkaip užstrigę ties tą formą ir ypač moterų. Nu, kokios moteris mes matom žiniasklaidoj, ten televizijų, žurnaluose ir visur kitur, nu, jos yra, nu, keistos. Jos yra, nu, nežinau, dirbtinės. Tai aš labiau norėčiau, aš esu už natūralumą, ne už dirbtinumą. Ir kartais, pavyzdžiui, merginų savivertei labai padaro įtaką. Mūsų pirminė idėja buvo tokia, kad padaryti tokias nuotraukas ir vėliau ant pačios nuotraukos, kad kiekviena moteris užrašytų, kokius jis skaudžiausius žodžius yra girdėjusi per savo gyvenimą, apie savo išvaizdą. Bet kai padarėm nuotraukas, aš pažiūrėjau, jos buvo tokios tobulos, tokios nuostabios, kad kiekviena nuotrauka yra nuostabi. Tai mes nutarėm jų negadinti kažkokiais užrašais. Bet tai labai daro įtaką. Patyčios yra viena didžiausių problemų mūsų mokyklose. Trečdalis vaikų patiria patyčias. Aš manau, kad jūs nesate išimtis. Bet kai esi mokykloje, kažkodėl yra normalu šaipytis iš kitokio žmogaus, negu kad tu esi. Iš kitokio, negu kad matai per televizorių. Iš kitokio ir kažkas tau pasakė, kad jis yra nenormalus. Tai galima ir merginas vadinti ir žiurkėm, ir lentom, ir kapledantėm. Bet aš esu griežtai prieš tai. Aš norėčiau, kad žmonės suvoktų savo atsakomybę, nesvarbu kiek jums metų, bet man atrodo, vaikas jau kokių 12 metų tikrai gali suprasti savo atsakomybę. Ir kai tas žodis sklinda iš jūsų lūpų, pavyzdžiui, kokią nors merginą, tai daro jai neatitaisomą žalą. Jūs nežinot, kaip tas žodis giliai gali nusėsti į jos vidų ir kokių paskui tai gali turėti pasiekmių. Taip pat ir merginos. Manau, kad mes turėtumėm bendrauti vieni su kitais, labiau priimti ir bandyti suprasti. Bet, pavyzdžiui, kai šita paroda išėjo, aš gavau labai daug laiškų, labai atvirų merginų laiškų ir aš gaudavau tokių baisių laiškų, kad man jos rašė, kad jos gerdavo šampūną, kad vemtų. Tai valgymo sutrikimai yra labai didelė problema tarp mūsų jaunų merginų. Aš dabar neatsimenu, bet statistika yra tikrai gana kraupi. Bet kažkaip aš norėčiau, kad tai truputį sumažėtų. Mes, man atrodo, turim kalbėti apie tai. Šiaip Lietuvoje yra tas toksai, aš pati, kai buvau mokykloje, tai labai norėjau būti manekenė ir aš pasimažau ūgio, tai buvo tiesiog neįmanoma, bet aš vis tiek galvojau, kaip aš noriu būti manekenė, nes čia atrodo toks didžiausias pasiekimas, nes čia tai yra tai, ką moteris čia gali daryti. Ir, pavyzdžiui, dabar, kai aš jau paaugau ir mokusi ir turiu visokių daugiau hobių ir patyrimų iš gyvenimo, aš suprantu, kiek daug energijos mergaitės išvaisto siekdamas kažkuo būti, kažkuo tapti, žiūrėdamas į tai, ką iš tikrųjų ir žiniasklaida labai formuoja mums ten kažkokius įvaizdžius, kaip atrodo ta nuostabi moteris, ar tai Beyoncé, ar nežinau, kas dabar ant bangos. Ir tai nuolat vis prisideda, ar ten kažkoks užpakalis, kurį reikia pasitidinti, ar tai kažkas vis yra naujo ant bangos. Ir tai mergaitė visiškai nukreipia į tokius nereikalingus dalykus ir dėl to kenčiat ir mokykloje, ir šiaip gyvenime, kai tuo metu galima savo energiją iš tikrųjų tai visiškai sukaupti, susicentruoti ir panaudoti nuostabiem dalykam, kad pasiekti pačius aukščiausius gyvenimo tikslus. Tai čia ta paroda irgi yra apie tai, kad kaip susijimti ir turėti, kad jūs jaustumėtės ne vienas, nes jūs tikrai nesat vienas. Ir aš patyriau patyčias mokykloje, ir aš žinau, ką tai reiškia, ir tai yra labai sunku, ir kai tu grįžti namo, verki ir prašai mamos, kad tai padėtų, kažkaip tau būdai padėti negali, eina šnekėti su mokytojais, mokytojai irgi gal negali. Tai, kad jūs vieną kitą palaikytumėt ir kad žinotumėt, kad yra kažkas, kas jūs palaiko, ir galvoja šiek tiek, kad galvoja kitaip.
Tai va. Ne, aš galiu prisijungti. Taip. Galiu prisidėti. Nes pradėjau kalbėti apie modelius, aš pati esu modelis, manikenė ir truputį kelių žodžius noriu pasakyti. Man labai patiko toks aktorius Jimis Keris, jeigu jūs žinot, ir jisai pasakė. Aš norėčiau, kad visi būtų labai gražus ir žiūriai turtingi ir tada jie suprastų, kad netame yra laimė ir netame yra džiaugsmas. Tai žinokit, aš 12 metų esu modelis ir truputį apie užkulisius noriu pasakyti, kad tos visos panelės, kurios nuotraukas yra tokios žavios, gražios ir tobulas, jos slepia viduj tokį didelį dažnai skausmą ir ta prasme, turi tiek daug kompleksų, tai irgi labai noriu prisidėti, kad niekada nereikia į kažką lygiuotis, ta prasme, be abejo labai gera lygiuotis į kažką, bet reikia labai išlaikyti save, savo unikalumą, savo tikrumą ir labai svarbu pamilti save. Ir visiškai nesvarbu, aišku, kad mano yra ilgos kojos ir ilgi plaukai ir, nežinau, mėlynas akis. Pagal šitos standartus galbūt kažkas sakytų, oi, čia negraži, kitas sakytų labai negraži, labai baisi, ten per plona ar kažkokia. Bet esmė, kaip mes jaučiamės viduj, kaip priimti save, ta prasme, nu, tai yra labai ypatinga ir labai fainai, kad yra šitos nuotraukas. Ir noriu pasakyti, kad jeigu pasieksite, ypač merginos, kažkokį svorį tam tikrą, ar savo ten numesit kažkiek svorį, ar būsite kažkokias tobulesnės pagal tuos standartus vakarietiškus, tai nereiškia, kad jūs būsite laimingos ir viduj turėsite tikrą džiaugsmą ir tikrą laimės skonį. Ta laimė ir tas džiaugsmas yra, kai pažįsti save, supranti, kas tu esi, ko tu nori iš gyvenimo, kai tavo yra santykiai geri su tėvais, su aplinkiniais, su artimaisiais. Kai tu kažką atiduodi, kai tu esi geras savo ir kitiem, va tada, man atrodo, tas vidinis džiaugsmas ateina ir vidinis grožis. Ir dar visos nuotraukos yra už nuotraukų po istoriją, nes kiekviena moteris parašė istoriją apie save ir dažnai ten yra arba šiaip, galbūt net ne visai susiję, kaip pagalvotumėt, su tom kūno problemom, savęs priėmimo problemom, bet tai yra labai tokios atveriančios akis istorijos, kaip reikia solidarumo mūsų visuomeniai ir vieni kitiems labiau, vieni kitus palaikyti ir kartais tikrai pagalvoti prieš pasakant kažkokį blogą žodį, nes tai labai žaidžia ir tai su mumis po to eina per visą gyvenimą. Tai geriau vienas kitam palaikyti, vieni kitus palaikyti. Ir galiausiai, man atrodo, kad reiktų labai daug, mokyklai mums labai daug sako, kažkaip, nežinau, gal man tiesiog užstrigo, labai yra akcentuojama, kad tik neužriesk nosies, nesusireikšmink, mus labai moko, kaip gerbti ir mylėti kitus, ir vieni tai supranta, kaip tą daryti, pritaikyti praktikoje, kiti nelabai, bet visi mes tą žinom, kad niekas mums nesako apie tai, kaip gerbti ir mylėti save. Ir tai nereiškia, kad jeigu jūs gerbsit ir mylėsit save, tai nereiškia, kad jūs iškart tapsit egoistų, su kuriuo neįmanoma bendrauti. Jeigu jūs mylėsit save, jūs dar labiau mylėsit ir kitus žmonės ir dar labiau jūs gerbsit. Todėl aš, pavyzdžiui, ko aš nepadariau, aš labai, man mokykloje tikrai buvo labai sunku. Aš kaip ir minėjau, aš žiauriai savim nepasitikėjau, bet tiesiog tragiškai blogai buvo. Aš eidavau į klasę nuleista galva ir tuo metu ant manęs ten ką nors šaukdavo. Bet ir tiesiog aš kiekvieną tą žodį išgirstą apie save, kiekvieną pastabą, aš ją vilkdavausi ant savęs kaip rūbą. Reikia suprasti vieną dalyką, kad tie žodžiai apie jūs, kad ir ką jūs išgirstumėt, kad ir ką jums sakytų, tai nėra apie jūs, tai jūsų neapibūdina. Tai yra tiesiog tas žodis ten, čia yra siena, o čia esat jūs. Tas žodis priklauso tam žmogui, kuris jį pasakė. Pasakė lenta, tai čia yra jo išmonės, jo kažkaip, nežinau kieno, bet tai yra ne apie mane, tai visiškai ne apie mane, nes ir dėl to labai reikia savęs labai dažnai klausti, o kokia aš esu, kas aš esu. Ir net prievartą savo brukti, taip, aš esu šauni, aš esu drąsi, aš esu protinga, kad nepriliptų kažkokie tokie nereikalingi virusai. Reikalingas tas vidinis imunitetas, kad mes neklausytumėm visokių, ką apie mus mano kaktusai ar ten svogūnai, nes mes girdėmės. Tiesiog, manau, mažiau reikėtų koncentruotis tą savo išorinius dalykus, kaip ten
ten savo veidą ir kūno formas, panašiai tiesiog pažiūrėti, kas yra vidui ir pabandyti priimti save, atrasti save, būtent jūs esate toje vietoje, kur, aš irgi dabar esu tokį, tiesiog bandyti ieškoti, ko tu nori, ko nori siekti gyvenime ir tiesiog. O ką ten rodo televizija, puiku, yra ir tokie žmonės, jie yra gražus, bet tu irgi esi graži, gražus, visi yra gražus ir tiesiog. Tame esmė nereiškia, kad tu atrasi tą tikrą džiaugsmą, kad tu viduj būsi laimingas, kad atsikelsi, kad tu nebūsi. Jeigu dabar yra negerai, tai netgi, pavyzdžiui, aš galvoju, kad jeigu turėsiu tiesius dantis, tai viskas bus gerai. Bet aš juos turiu ir man vis kažkas tada sugalvoju kitą dalyką. Galvoju, jeigu oda būtų kitokia, tada jau būtų tikrai gerai. Bet staiga ir oda pagerėja ir tada vėl kažkas. Jeigu jau dabar nėra gerai, tai ir to niekada nepakaks. Tai yra, mes esame nepasotinami. Ir kažkaip, pavyzdžiui, aš dabar labai pradedu gerai jaustis, bet aišku, man dabar bepigu kalbėti, nes aš turiu vyrą, kuris mane myli tokią, kokia aš esu. Būtent tokią, kokia aš esu, tai labiausiai, kai būnu su akiniais, ten užsimiegojus, neplauta galva ir snampinėjau po namus. Tai jis mane priima tokią. Ir man tai be abejonės labai padeda. Taip pat padeda tai, kad jau yra žmonių, tiesiog, nežinau, Facebook'e mano nuotrauka surenka mažiau laikų negu kad mano įrašas. Ir tai man yra jau gerai. Tai rodo, kad mano veikla yra svarbiau, ji yra įdomesnė negu kad mano veidas. Nes investuoti į savo kūną, siekti tobulumo, juk man atrodo, kad tai truputį kaip investuoti į sieną. Reiktų, man atrodo, labiau galvoti apie veiklą, apie mintis, apie idėjas, kurias galime realizuoti. Šitam gyvenime yra tiek daug ką nuveikti, negu kad pasididinti krūtinę. Tai yra begalė dalykų, kelionės, nauji žmonės, idėjas, kurios šauna jums į galvą. Ir vėliau, kai jūs realizuosite save vienoje ir kitoje veikloje, jūs mažiau žmonės, jie nebevertins jūs taip pagal išvaizdą. Jie tiesiog vertins jūs pagal tai, ką jūs darote ar sakote. Norėčiau šiek tiek iš vyriškos pusės įsiterpti. Va čia kaip ir sakom, save reikia pamilti, mažiau kreipti dėmesį į išorę. Iš tikrųjų labai fainas prasideda procesas, kai save pradedi pamilti. Iš tikrųjų, ne taip, aš save myliu, aš jau save myliu. O čia kažkas, čia nieko baisaus, čia tik tai kūnas. Bet iš tikrųjų, kai save pradeda mylėti, kažkokius ten tuos kompleksus, pamatom, tas sakė apie mane, tas sakė, ausis tokias, tas taip. O to pamatai, kad čia nieko baisaus, iš tikrųjų save pamilsti, pradeda mylėti ir išorė pradeda keistis automatiškai. O kai vyras su moterim bendrauja, ir jeigu moteris kažką laužė iš savęs, per daug iš išorės mačiau, kompleksai dėl išorės, mes vyrai jaučiam. Lygiai taip pat kaip ir moteris jaučia vyrus, taip pat ir mes jūs jaučiam. Ir jeigu jūs bandysit laužti išorę kažkokią, per daug, jeigu vidaus dar nėra, tada mes pajaučiam ir galvom, kodėl jūs taip draskotės. O va pamatom kažkokią paprastutę mergaitę. Na viduje, labai faina. Ir žiūriu, kad ir išoriai, kad ir nėra kažko, o gal jau ir yra. Tada būna labai didžiulis kompleksas, jeigu nėra išorės nieko baisaus, žinom tą paprastą taisyklę, jeigu vidus gražus, ir išorė automatiškai gražėja. Jau būna gražu ir dar gražėja, žiedas visą laiką pradeda žydį, vis labiau, vis labiau. Ačiū. Jėga, ačiū. Būtumėte stiprios, jūs esate stiprios. Taip, ir jūs kiekviena jūsų net nesupranta, kokie jūs esate stipri. Ir kuo jums atrodo, kad jūs esate silpnesnė, iš tikrųjų jūs esate daug stipresnė. Aš tikrai kalbu tai iš savo patirties. Jūs neįsivaizduojate, kiek dalykų jūs galite aplink save pakeisti. Kaip jūs viską galite pakeisti. Ir kartais tiesiog būna taip, kad mes tikrai būnam ne su tais žmonėmis. Aš kai labai savim nepasitikėjau, aš susidėdavau su tais žmonėm, kuriems manyje viską, kas nors būdavo netvarko, jie man prikišdavo. Ir, atrodo, aš tik tai ir norėjau girdėti, kažkokias pastabas. Ir man viskas buvo tvarkotame. Bet kai aš pradėjau truputį save atrasti ir vertinti, nustojau taip stipriai save graužti ir smugdyti kiekvienam žingsnį, į mano gyvenimą pradėjo ateiti visai kiti žmonės.
neringa, pavyzdžiui, kurie mane kažkaip vertina, kurie nesmerkia, nesišaipo, nes tikrai kartais mes būnam ne ten, kartais reikia pakeisti ir žmonių ratą. Ir tas žmonių ratas ima keistis, kai pats pasikeitė. Nes jie staiga tada nebežino, ką daryti. Tas žmogus, kuris visą laiką iš jūsų šaipėsi ar naudojosi jumis, jūs pasikeitėt ir jis sutrinka, jis pyksta, jam nepatinka šitą situaciją. Tai gal kokių nors klausimų turite, žinau, kad jums tikriausiai labai drąsus, nes mums irgi labai nedrąsu, aš tai, pavyzdžiui, aš vis nemoku kalbėti ten viešai, bet labai gera, kai pradedi, tada lengviau pasidaro. Bet aš pastebėjau, tiesiog pastaruoju metu važinėjau po miestelius visokius ir ateina jūsų amžiaus jaunimas ir aš pastebėjau, kad gal mokyklose nėra vystomas dialogas, nes aš nesulaukiau, aš tik iš vyresnių žmonių sulaukdavau kažkokių klausimų, o bet jaunų žmonių... Nebijok klausti, ypač moterų, nebūkit kuklios, nes iš moters visada taip tikimasi, kad jinai bus kukli, ten savo vietoj, o reikia, drąsiai, nes nesusimausit, netame esmė. Vieną kartą susimausit, antrą, trečią ir paklausit gerai, ir tai yra svarbiausia. Čia brusdėsys. Klaskit ir berniukai, aišku. Norite man paklausti? Aš matau, kad lyg ir nori. Aha. Tai nebijok. O sakykit, o jums yra, vat vaikinų dabar klausiu, apie tai, ką mes kalbėjom, ar išgirdot jums aktualių dalykų? Ar tai atrodo kažkiek, pažįstama, nežinau, turit sesių, kažkokių ar jaunesnių, nesiskundžia jos, kad ten dėl kokių nors tokių dalykų. Manau, nebūtinai, nes vis tiek vaikinai, jūs irgi turite, tai yra kažkoks stereotipas, kurį jūs norite atitikti ir kurį visuomenės nori, kad jūs atitiktumėte, ten romaningumas ir panašiai, ir pasitikimas, ir tas vyriškumas toks, tai irgi yra, tai labai ir tas jausmų nerodymas, aš suprantu. Tai lygiai taip pat šitos principas. Aš gal norėčiau paklausti, kodėl būtent tokį išrišką pasirinkote? Tarsi problema aiški, ji nėra aiški, bet yra įvardinta, kodėl būtent nuotraukos, žinau, kvietėte merginas fotografuotis. Kiek iš jūsų, kiek atsakė jūsų kvietimus, manau, čia yra 12 nuotraukų. Taip, aš gavau kokių gal 60 laiškų, labai daug, bet ten labai atranką dariau, nes tai yra žiaurus srautas ir jie buvo tokie labai ilgi ir įvairiausių dalykų sužinau, bet pavyzdžiui, laiškus galima skirstyti į 3 tipus. Pirmas tipas yra, tikrai labai gražiai standartus atitinkančios merginos rašė, kad aš norėčiau įamžinti savo kūną, kuris yra geriausias formas ir man žiauriai patinka nerimos nuotraukos ir aš tada rašiau, kad mes truputį dabar nesusikalbam. Tai ta grupė atsisijo, antra grupė yra rašydavo moteris, pavyzdžiui, apie kažkokią kūno dalį, kad, mano tokios baisios ausys, viskas bus gerai, čia kaip aš su savo dantimis, pasidarysiu operaciją, tada viskas bus gerai ir taip toliau. Ir man jau įdomu, kokios yra tos ausys. Aš nueinu į nuotraukas ir su ausim viskas gerai, tiesiog viskas labai gerai. Nieko nematau, jokios problemos. Tai supratau, kad moteris dažnai hiperbolizuoja. Mes nematom savęs taip, kaip mus mato kiti žmonės. Mes kažkaip įsigalvom, nežinau, aš kartais įsivaizduodavau, kad aš einu į patalpą ir iš pradžių įeina mano nosis, o tada aš. Ir visi žmonės, kai aš kalbu, jie mato manyje nosį. Arba ten kas spuoga, ką nors, tik tą mato. Bet nėra taip. O trečias buvo tai tikrai moteris, kurios atvėrė savo vidinį pasaulį. Ir aš labai tapatinau su juo. Ir aš visus laiškus supratau, aš visas tas problemas turėjau, nieko naujo tokio ir nebuvo, kažkaip man. Ir tada aš tiesiog dariau sąrašą, bet intuityviai pasidėdavau pliusuką, kur tiesiog man linksta širdis. Ir tai yra tos moteris būtent. O mes iš viso planavom 8 pasirinkti, dėl to, kad... Ne, 5, 6, bet galiausiai paminti 12, bet kodėl taip nedaug, dėl to, kad iš tikrųjų buvo nebuvo sesija, čia buvo esmė, mūsų ten 6 valandos drugės pokalbis, per kurį mes visas atsivėrėme, ir dėl to aš jau kalbėjau prieš tai apie solidarumą, nes
tu pasijunti ne vienas ir tai yra taip svarbu gyvenime, nes iš tikrųjų mes tokie gan atomizuoti, galvojam, kad čia man vienam, tai tokios bėdas ir tada tau žmogus atveria savo širdį, kuris atrodo visiškai normalus žmogus, nukojus atsižydys, tas turėtų būti, kas jam yra. Ir tu supranti, kiek daug visi savyje talpina. Tai mes tiesiog norėjom tokį, kad būtų jauku, išlaikyti tą jaukumą, nes, na, aš gali pasikeisti visą 60, bet tai kas tada bus didelis tūsas, o ne kažkokia patirtis. Ir dar pagas. Forma. Nežinau, man tiesiog į galvą vieną kartą šliuopė, bet būtent toks vaizdas ir aš jį nusiunčiau Neringai. Ir Neringa buvo turbūt pirmas žmogus mano gyvenime, kuris išgirdęs mano idėją, pasakė darom, neklausė, o kodėl, o gal ne dabar, nes visi žmonės dažniausiai taip sako, kad gal nereikia, gal kitaip, gal čia banalu. Atrodo, kad žmonės visai kad ieško kažko dieviško, kažko labai ypatingo, niekur nematyto ir taip toliau. Čia yra kažkas, čia kyla čia nepilnavertiškumo jausmą dažnai, nes galvoja, kad, nesu aš toks kietas, kad čia mano kažkokia idėja, o jūs pamatytume tą kažką, ten visiškai ant servetėlės, baisiai be rankos kažkaip tenai nuvežtas žmogus, žiūri veidrodį, bet kartais tokio mažo dalyko užtenka, kad prasidėtų dideli dalykai, tai niekada nenuvertinti savo idėjų, nes kol jos neįgyvendintos, jos gali ten prijukimti, bet reikia drąsiai su savo idėjom. Jo, ir nenuvertinkit, nes visada bus, kas jas nuvertins. Jo. Ta funkcija jau atliekama yra, jūs turite atlikti kitą funkciją. Ir nekritikuokit savęs, nes irgi šitą funkciją irgi atlieka kiti žmonės, čia yra ne jūsų darbas. Ir pavyzdžiui, dėl to veidrodžio stovėjimo prieš veidrodį, pavyzdžiui, man pačiai labai sunku yra tik stovėti prieš veidrodį ir pažiūrėti save tokią, kokia aš esu. Nes visą laiką, kai žiūriu, man lyg ir šauna į galvą tos kitų žmonių mintis, ką jie man kažkada sakė apie mane. O savo lyg minčių neturiu. Kaip ir neturėjau laiko aš jų susikurti, nes per visą gyvenimą mus lydi kitų žmonių žodžiai. Nežinau, man mama kažkada sako, taip žiūri, ir sako, tu užtaunis, tai nepasakyčiau, kad plonas. Ir tai ko mes tikimės iš kitų žmonių, net artimieji, net mamos, kartais pasako, tokį skaudžių dalykų, kurie prisideda. Taip, kurie prisideda ir tada, nežinau, man yra labai baisu, nes labai daug yra merginų, kurios serga valgymo sutrikimais, arba depresija, arba, nežinau, žaloja savo kūną ir siekdamos pasakyti kažką, ką tikrai nereikia. Daug aš ten norėjau pradėti, man labai įdomu, kad iš tikrųjų tos nuotraukos visus yra tiesiog pirmas mūsų žvilgsnis į veidrodį, tai nebuvo niekai pozuota, mes tikrai nebuvo, kad išsirinkom pozą, kad būtume ten skirtingos viena tą kitą veidrodį, kad būtų skirtingos emocijos, tai yra būtent pirmas tas žvilgsnis, kurį meti tu į savo atvaizdą ir kaip tu tai reaguoji. Taip, ir aš, pavyzdžiui, galvoju, kodėl mums jaunystėje taip yra sunkiausia save priimti, nes aš neseniai žiūrėjau, labai geras yra filmas Amžinai stilingos ir ten 94 metų moteris sako, kad aš, prieš 10 metų pradėjau save priimti ir nustojau save kritikuoti 84, tai kiek man dar yra prieš akis, čia yra siaubas, kodėl mes to negalim padaryti dabar. Ir, pavyzdžiui, aš pažiūrėsiu mūsų nuotraukas, šypsosi moteris, kuria yra 47. Taip pat irgi labai šypsosi. Ši moteris yra 3 vaikų, 4 vaikų mama ir turi vieną anūką. Ši moteris, kuri labai plačiai šypsosi, jai yra išoperuota krūtis dėl krūties vėžio ir yra padaryti implantas. Ir jie atrodo nuostabiai. Taip pat, o tos, kur jaunesnės, tai pamatot, tai net užsimerkus, aš iš viso galvą esu nulenkus, net neįmanoma žiūrėti. Ir tiesiog taip jau yra, kad kažkodėl mes negalim, kol mes esam jaunos savęs. Ir dėl to mes su jumis ir kalbam, nes tai, man atrodo, jeigu su manim kas nors būtų apie tai kalbėjęs, kai aš buvau jūsų amžius, aš būčiau tokia dėkinga, nes aš tada įsivaizdavau, kaip aš turiu atrodyti ir ten maudavus trumpus ten sijonus ir aukštus batus į mokyklą, nes aš iš mažo miestelio.